Sybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Tai sveiki, šiandieną su jumis ir vėl ambalai. Turime šiandienos mega starą, mega žvaigždė, Kei Heroes, Bushido, Ignas Barisa. Ir tą sakiau, šito nedarysiu, tai šitą. Sveiki visi. Tai ką, tai pas mus kaip visą laiką viskas pradžia tikriausiai ta pati, kaip ir su kiekvienu žmogumi visą laiką prašome prisistatyti, kas yra Ignas Barisas ir kaip atsirado jis šiame sporte. Na, tai dar kartą sveiki, aš Ignas Barisas, koviniais menais užsiemu nuo 14 metų. Tai pirmas mano kovinis sportas buvo boksas 2-3 mėnesius ir supratau, kad man trūksta kojų, tai nuėjau kudo. Tai kudo sportavau aš iki 19 metų ir, ta prasme, kudo, bet dalyvaudavau MMA varžybose, tai važiuodavau ir džiudžitsu treniruodavau, ir grappling, ta prasme, MMA tai viskas. Yeah. Aš tik taip įsireiškiu. Tai. Ir dabar, kaip atsidarėm savo klubą, tai toliau Fightersland'e propaguojam tą meną ir ieškom tobulybę, žinai. Tai. O į kur boksas pirmas treniruotės? Tai pas Vidą Bružą buvo Gajoj, aš nuėjau per kaimyną tenais, vos tėvus įtikinau, kad išleistų. Ir nulėkiau į tą boksą pas Bružą, tai Bružas sako, tau reikia boksuotis, bet man trūko kojų. Tai va taip kažkaip taip. Yeah. Bet dabar galvoju, gal reikėjo boksuotis geriau. Bet tai tada tais laikais, kai 14 nuėjai po bokso ir kudo, tai buvo populiarus kudo sportas ar jis vis tiek, tipo kaip ir tas karate gal būdavo? Blemba, tai va iš tikrųjų, tai kaip ir aš jo ir nežinojau, kol nesutikau savo, kol mano draugas tuometinis nepasakė, kad jo brolis ten kudo treniruoja, ir vieną video man parodė, toks Ali buvo senais laikais, čečėnas toksai, Ali. Ja, ir man vieną video parodė, kur jisai muša maišą su šalmu kudo. Tai man tas video taip sužavėjo vaikystėje. Ten, tikrai, tuo metu tai man wow atrodė, aš ten tą video ištraukčiau, tai sakytum ir dabar gerai. Tai ir mane sužavėjo ir viskas, aš įsimylėjau. Ir pradėjau treniruotis, atradau trenerį, su treneriu geri santykiai buvo tuo metu, tai tikrai puikus. Tai komanda nuostabi, tai mes visi trys užaugom, aš, Herkus Nauris, Eimantas. Yeah. Visi kartu pasilgai ir užaugom ir paskui jau perėjom visi kaip į profus, tai jau reikėjo truputį ir dapildyti treniruočio arsenalą, reikėjo papildomai įtimtiniauti ir laisvasis imtynės. Ir į stovyklas važinė, ta prasme, MMA žymiai sunkiau ruoštis negu K1, tai čia vienareikšmiškai. K1 užtenka vieną kartą dienoj pasportuoti, jeigu ten dar prasidėksi, ten mankštelę pasidarysi. O MMA tai tu turi 2 kartų dienoj sportuoti, nes ryte turi būti imtynės, vakarė stovėsna, ryte kitą dieną fizūra, kitą dieną parteris. Žodžiu, tai belė kiek. Bet tai kudo pats kudo kaip stilius, tai čia realiai kaip MMA, tik tai su kimono? Jo, kimono šalmas, iš tikrųjų kudo, šiaip tai, aš tai sakau, man tai tiko, nes mano stiliaus toks kaip mano gatvinis stilius, aš eidavau sutraiškyti kaukolės per pirmas 20 sekundžių, tai ir man tas patikdavo, aš save atradau jame, nes man patikdavo eiti į priekį, man patikdavo spaus, kai paskau Taisnas visą laiką žiedavau jo kovas, tas agresyvumas, tas griežtumas pas jį, tai man to aš ir norėjau savie, taip, tai man tas patiko, nes eidavau į priekį, tiek gadal kalkūnės, iš galvos galėdavau į su šalmu mušt, ten jo, ta prasme, metimai, parteris, tas man žiauriai patiko, nes tu buvai pranašesnis iš karto už kitus, man taip atrodo, čia ne dėl to, kad aš sakau, kad įsižeistų kitos sporto šakos, bet tu buvai pranašesnis, pavyzdžiui, už boksininkus, aš kalbu apie savo lygį, ne ten apie kitus, todėl, kad tas galėdai nusiversti. Galėdavo į kojas, universalumo visą. Viskas, tai gerai, klinčia jai pasėmė į kaklą, žinai, matai, kad neimtinė lauky kažkovė į kojas. Ten aš nekalbu apie aukščiausių lygio boksininkų. Aš taip kalbu apie to meto boksininkus, kai aš treniravaus, kai aš jau jausdavau, jam 14 ir boksininkas ir man 14 ir aš matau, kad aš pranašesnis, aš galiu jį nusivers, galiu beleką padaryti. Kaip pavyzdys. Turi daugiau ginklų, turi prieš daugiau ginklų savo arsenalę. Tai man tas patikdavo, mane tas vesdavo, kad aš galėdavau rimtiniauti.
Daug mano ir prokovų baigėsi, aš nors ir smūgiuotojas esu, bet per 70 ar 60 kovų baigėsi parterį, nes aš pribuvindau ir tada užbaigdavau. Kiek įringė daug kovų užbaigė su rankų laužimais. Taip, trikampis rankų laužimas, taip, tai atsakau, va šitie dalykai pas mane dabaigi stovėsino primigdai ir paskui jau ant žemės. O tai treniruotės kaip vykdavo kudo, pavyzdžiui, jaunystėje, ne, kaip sportuodavai, tai kiek dėmesio stovėsina ir kiek pasidalina parterį? Tai iš tikrųjų, tai tas man ir patikdavo kudo, kad irgi būdavo įvairumas, ne, ten dalim pasiskirsto. Ten pirma dalis, apšilimas, biški, ten hantelitas, paskui technika, ten gali būti klinčas, gali būti stovėsina boksas, gali būti parteris metimai, žinai, laužimai, žinai, ir paskui kovas arba maišai. Nu tai miksuodavos, bandydavau įsudėti viską, žinai, tai tuo metu treneris man patikdavo labai smagu būdavo, taip kaip buvom visi, kai augom, tai fainai buvo augti visiems kartu, treniruotis, tai tas buvo labai fainai. Jo, bet tai sportavai, jaunas, ten atėjo 14, tai ne nuo vaikystės ir kada jau supratai, kad jau kažkas jau taip pajauti, kad žiūri pranašesnis ir lygus su lygiais kalėsi su visais. Taip, pažiūrėjau, kad mano šitas sportas aš jaučiau nuo pat vaikystės jau mažos, bet manęs nieks neleisdavo aš ten. Tas kovas žiedavau ten iki išpradėjimo. Bet kai nuėjau į kovos menus, aš gavau baisiai bumbulą, žiauriai. Aš pirmą trefkę, kai nuėjau, pas tos gerus, pirmą pas to manau, ten tą, kaip treniravaus ir atėjo tas treneris mano ilgaras, sako, reikia pas manį pervesti. Man taip šokas buvo, fainai, žinai, įvertintas jaučiaus, atvariau ir ten buvo komandierė, tai kaip visur ateina, ten toks Hasanas buvo, Edgaras Liniovas, ten Igoris, ten, žodžiu, ten Sena Gvardija ir aš atėjau pirmą trefkę, ką aš vaikas ten. Jie mane visi taip subaladojo, žinai, bum, aš stojęs kelios vėl sėdu, nesuprantu iš kur. Tos, žinai, trūksta, kas, nežinai, kur gintis. Gerai, aš ten nemegau mėnesius nemegau, bet sakiau, daugiau niekada. Niekas manęs nedaužys ir nešlos manęs čia pasalę. Ir ten praėjo kažkiek po 3-4 mėnesį ir gavo per bumbulą, viskas baigėsi. Nebuvo taip ten. Jau nebebūdavo taip, kad ten duoda, žinai. Ten su tokiu vienu kitu, tai mes jau kai lygų su lygiu, nors jie ten po 5 metus jau sportavo. Ir paskui Lietuvos čempionate aš išlošiau pirmą vietą, kovojau su tais pagrindiniais. Tai sakau. Tai tu labai greitai, iš tikrųjų, tai 14 pradėjai, kada tu perėjai pirmą profesionalią kovą, tai 17, 18? 18 tik suėjus, tik 18 suėjus iškart nuėjau į prof kovą, dar iki 18 tik tais man suėjo, tik 18 suėjo svatė, aš išlošiau galimybę laimėti kovoti, nes anksčiau visą laiką turėdavai, nebūdavo taip, kad belekas turėdavai išlošti, svatose kovodavai, būdavo patikimas kiokiai. Tai ir buvo kova su Suslovu tokio, čia 20 metais, vasario 16, aš atsimenu kaip dabar. Ir viskas, buvo šansas patekti kovo mėnesį iki OK, žinai. Ir aš nežinau, aš taip norėjau ten, kad aš net neįsivaizduoju. Dabar gal visiems taip atrodo paprasta, bet nebuvo taip anksčiau. Viskas patikėk maniem, kaip buvo. Anksčiau kovo. Organizacija kaip ir buvo. Bet tai ir važiuodavo, pažiūrėkit, Gari Gudričiai, viskas, važiuodavo, belie kokie kovotai. Top lygis. Ir žinai, tai tu to gyvendavai, žinai, ten Remygos visokie, žinai, amžinatelis visi, Žaromskiai, tai tu ten, atrodo, tu viskas, tu nori sekantis būti Japonijos, ten visur keliaudavo, tu būsiu aš čia, sakau, viskas. Tai. Ir vsioju, ką aš nukirtau tą Suslovą antram raundį, ten baisiai iškirtau, o jis jau ten Japonijoje buvo dalyvavęs visur, baisiai, bet žiauriai ten, ant virgo tai jau užsikabino. Ir vsio, ir ką, viskas. Bandžiau grinai, baisus buvo ta koja. Taip, bet už tai visą gyvenimą jį prisimenu, kai dėdos apsaugas koja, nes bandau pirštus atlenkti arba kai rodau Maja Gerikai smūgiuoti ir vienas pirštas nykštys nesusilenkė, nes kai šauju, tai net pirštas sulūžo. Nykštys. Tai visą laiką Suslovą prisimenu, kai dėdos koinės apsaugai. Arba kai Maja Geri reikia rodyti, nes pirštas neatsilenkė. Žinai, nepakyla kojas ir visą laiką jį prisimenu. Paliko žymės tavo gyvenime. Tai paskui iškart ką, šoviau su tokiu Zabajevu geru irgi kovojau, Latvijos tikrai geras buvo. Tai tą kovą pirmą laimėjau, paskui iškart po poros mėnesių atvarė ten baisus prancūzas. Baisiai geras, juodas diržas, džiudžitsu, nepasvėrė, priėmėm, labai greit nugesino iškart, o jau aš taip susiveręs išėjau, tai mane prismaugė ten gal per 20 sekundžių, aš ten dar salto dariau ant jo, bet viskas jau pasigavo taip, irgi patirties trūkumas. Tai po 4 dienų, karočią, buvo kova Lenkijoje.
Važiuojam. Važiuojam. Tai pas mane buvo kas mėnesį kovos anksčiau. Tai tokis Zyvica, Davidas Zyvica buvo, dabar jau miręs, tarp kitko svorį metė ir numirė. Tai jį taip išdarkiau tuo metu, tai va Jėzus, ir lygis jis darė, bet ten ir nosis sulaužiau, viską. Ta prasme, va toks būdavo lygis, tu kovoji, mum po mėnesio vėl kovo. Tai va, žinai, va toksai momentas. Nuolatiniam režimui. Taip, nuolatiniam, plus mėgėjas, kalės, kudo varžybos, kickbokso kovas. Iš kur gali visur tik patirti. Taip, ir paskui aš apstojau, nes jau paskui nebevažiuodavai, kadangi profose kovoji, tai jau ten nepavažiuoji, ten kažkur kudos sudalyvauji, bet jau paskui nevažiuoji ir žiūri, kad vis tiek, tu rečiau kovoji, ten vis tiek patirtis tavo, ne tai, kad mažėja, bet neįstojo vietoj, žinai, tau reikia ją vystyti toliau. Bet tai čia yra pliusas, kai tu jaunas kovotojas, kad tu važiuoji į mėnesį, tarkim, kai tu važiuodavai, ne, savo pavyzdžiui, važiuodavai kovoti kas mėnesį, tau turnyras, tai čia pliusas ar minusas? Ne, tai žiūrima, tai tas kas mėnesį nebuvo čia visus ištisus metus, tai čia buvo 3 kovos ten kas mėnesį, paskui pertrauka 3-4 mėnesiai, žinai. Bet, tai priklausoma, jeigu tu kovoji be traumų, be nieko, ten laimi, viskas okei, kodėlgi ne, tai tu gali ir kitą savaitę kovoti, kaip aš kovau po savaitės. Aš pralašiau, aš jokių damage, jokio neturėjau. Mane tik, kad prismaugė. Aš negalėjau su to susitaikyti. Aš ten, supratau, kad, čia tu laikinė, biški, im gazai, tu atsidurki realybę. Ir grįžau į realybę ir po 4-5 dienų, priėmiau sprendimą kovoti, reikia, galiu kovoti. Nebūdavo ten, nenori, kovo, yra kova, tada ir tada viskas, arba kovoja ir mane. O kaip tu įrodysi savo kiaušinius, kad tu turi? Kaip tu įrodysi? Tai kaip tu įrodysi, ką tu čia? Taigi nebuvo tų Facebook'ų, tada Instagram'ų, kaip dabar šiais laikais. Tu turėdavai įrodyti savo reikalais, tai už kaip tu supildavai savo tą autoritetą, tai tu kirzdavai kudo varžybose visus, ten darydavai, taigi jaunimas žinodavo, vieni per kitus, anksčiau kitaip būdavo, vieni per kitus viskas žinodavo. Kas geras kovotojas, supranti? Tai tokie buvo tokie įdomus laikai, biškiai, įdomesni, žinai, tai... Teko biškai domėtis, skaityti, tai kaip prasidėjo tavo, kaip sakyt, karjera, visas tas kelias, tai buvo planas išeiti į tuos, kaip Japonės, tas išvažiuoti, kur tikriausiai pagrindinis tas Heroes turnyras su visais Japonais, su visais žvaigždėmis. Tai, bet tu buvai ar nebuvai išvažiavęs? Aš buvau. Skaičiau ir viename lytis, kaip supratau, buvai išvažiavęs, kitame vis dar kaip svajonė išvažiuoti ir aš eiliškumu nesupratau. Tai 2011 aš buvau su Dariu Minkevičium, tuo metu Dainralfė treniravosi jisai, dabar man rodos Fighter House. Tai mes kartu išvažiavome į tą turnyrą ir tada kovojau aš, man 18 metų buvo, ir kovojau aš su Įtokė Nyčiai, kuriam paskui atsirevanšavau čia. Jam 32 metai tuo metu buvo, man buvo tik 18-19. Ir aš pralašiau tą kovą, nes jie neleido man net nieko daryti stovėsnai, ta prasme. Nestatė ten poziciją, kur turėjau, tai visą laiką keldavo, kada jam nenaudinga, kada jam naudinga palikdavo ant žemės. Aš kovojau. Čia kažkokia buvo ta, kur keista taškų sistema dar. Jo, kur partijos, tai ZST Remiga čempionų buvo, atsimeni? ZST čempionas, tai va ta pati lyga, kuris tai čempionų buvo. Ir mes nuvažiavom, aš tą kovą tada pralašiau. Ir viskas, ir tada kovoju toliau Lietuvoje. Ir aš paskui perėjau kickboksą. Grįžau į K1, nes man buvo su kelieno problemos jau nuo tada. Man 2011 Japonijoje tada išplėšė meniską ir man jį išėmė visiškai. Padarė operaciją. Nuo 2012-11 suplėšė Japoniją, aš dar 2 kovas prasivedžiau po to. Su kitais 2 japonais, tarp kitko. Ir tada man išėmė visiškai meniską, nes jau nieko nebuvo likę. Tai jau nuo tų metų man pradėjo blaugėti su kelienu ir aš perėjau K1. Nes iki tol tavo stilius tai būdavo MMA. Taip, bet aš 20 metais dar ir K1 kovojau Minske. Su tokiu Raviliu ir Navruzu 2-1 pralašiau. Pirma kova buvo mano, iš tikrųjų, ta kova ir buvo po Svato Minske. K1 World Max. Zabitas, Samedovas. Atsimena šitus reikalus? K1 World Max. Turnyrai. Zabit, Samedov, Maugli. Tai čia tienų. Zabidas, tai čia tas pats Zabidas. Taip, Zamedovas. Kur pralašė Haris jam ir Haris prieš jį laimėjęs 2 kartus. Bet esminis dalykas tas, kad tuo metu visos žvaigždės buvo ten. Hurkov, Vitali. Dabar yra tas boksininkas Enrico Gugokė. Ten žinokite, toks turnyras buvo, kad aš dar tokio nematęs buvau. Tiek vardų nesurinktai. Minske, ten. Mes susipažinom, tai vyko pirmą kartą su Tadu Jonkum ten. Tai ir jo treneriu Vadimu Chromicho. Tai Jonkus man labai patiko, įspūdį gerą. Šiaip žiauriai geras kovotojas buvo. Man vienas rimčiausių tų 700 kilų kovotojų Lietuvoje per visą, kiekį istoriją, šitoj Lietuvos. Man jisai palikęs vieną didžiausių tokių jau įspūdžių.
Tai va, tam turnyrė, ten kai sudalyvavom, tai, nu, ten visai kitas lygis. Tai aš atsimenu ir sėdau, ir stojau. 2-1 pralošiau. Ten žiauriausia kova buvo, tai va, tik tais vis prašau 12 metų, kad tas kasetės duotų. Ten kasetėse dar, sako, Donatui Simonaičiui, sako, aš, nu, sunku man įrašyti labai, bet aš pabandysiu. Tai vis atsideda. Va ten kova, tai nereali. Va kova, kur grinai charakterio kova buvo, kur sėdau, stojau. Ten visi plojo, ten vieni gražiausių kovų buvo, parašyta buvo laikraštį. Tai va. Jo, tai aš ir tą ir skaičiau, kad nesupratau, ar buvo, ar dar ir taip pat to svajonė, taip ir liko svajonė dėl tų kelio, dėl traumų. Taip, aš paskui grįžau vėl į K1, nuo 2012 metais jau pradėjau Anglijoje, kovojau 2 kartus, Anglijoje su Šortmanu, paskui Markusas Povilas, su tokiu Markusu Povilu, su to Povilu buvo sunku išnešti, pažiūrėjau, tai realiai ir lygiai kova buvo taip, nu tai taip, kaip, žinai, taip, nu žiūrint, aš imčiau, sakyčiau, extra round arba duotų lygisis, tai taip, žinai, nu, patraukė galbūt miškį mane, bet tikrai gera kova buvo, ten taškas į tašką daužėmės nebuvo, nei ten sundinimų nieko, bet tvirta kova. Paskui vėl grįžau čia, su Bartošu Botvina kovojau, pasaulio čempionų 2 versijų, paskui su Ciceronė, paskui su Maksu Rolu, šiame kovų nemažai prasivedžiau. Paskui vėl grįžau, čia aš sakau, aš profusė 1K1 kovų apie 15 turiu 16. Dar apie Japoniją, bet tada tais laikais 2011, ne, kaip sakai, tai Japonija buvo ten MMA, jau šustriausia šalis, kur ten galėdavai važiuoti, ne? Nu, jau atsirado, nu, jau buvo visi senai, bet jau atėjo 10, 11, 9, jau kai Sampierai visi atsirado, jau tada pradėjo kilt ir Praidas, kai 26 susidarė, tai tada jau pradėjo biškai perėti į Ameriką, nes supranti viskas. Bet vis tiek, jau tuo metu man tas gestas, man tas ZST, man ta Japonija, tai kažkas tokio buvo, nu, ten nerealu. Taip, tai visas kitas pasaulis. Ten vardai važiuodavo, visi šustriausi vardai varydavo į Japoniją, kaltas netais laikais važiuodavo. Tai sakau, tenai, žinai, ir tikrai, kovotojų meka man grinai Japonija yra, nes tokios pagarbos aš, nu, niekad nematęs. O tai tos organizacijos, ne, kur sakai, Remiga buvo čempionas, tai ten irgi, ten rimta organizacija. Ne, tai taip, nu, tai faktas, tai visi, pažiūrėk, visi vardai, tai įdėjo to koro, visi, taigi pagrindiniai, Mazakuzų į Manarį, jeigu žino tokius, taigi čia visi vardai ir UFC kovotojai. Įgi jie kovoja, ZST, tuo metu, kaip kovoja Remiga. Paskui ta lyga, žinai, jau atsirado, kadangi pilnas ZST, tai tu įsmūgiais į galvą negalėjai Žemės duot. Japonų ta lyga. Tai va čia, viską galėjo alkūnės į pilvą mušt, ta prasme viską, žinai. Bet, nu tai jau tokios taisyklės buvo Japonijoje, žinai. Tai va Remiga buvo jų siaubas. Jis turėjo savo stilių gerą, važiuodavo dėl to, kad anksčiau dar jie važinėdavo į stovyklas į Japoniją, žinai, galėdavo priprasti prie jo. Mes tai ką, mes iš telikų žiūrėjome visus, nežinojom, kaip kovoti. Žinai, kiek ten prisižiūrėjo, su jais reikėdavo, nu, visai kitaip savo stilių kurt, ne tai, kad pagal jų dudelę žaisti, o kad jie pagal mūsų dudelę įsiveltų ir padėtų daryti klaidas, žinai. Nu, tai aišku, to nebuvo, nes nebuvo kas užveda ant to, kad kaip kovoti, žinai, visą laiką turėdavo pats iš savęs kurti, galvoti, mąstyti, žinai, irgi įdomu. Tai sakau, tų kovų tai dafiga, o jazau. Realiai, nu, čia sukovoji, ten važiuoji, ten į Angliją skrendi, į Minską, į Japoniją. Tai buvo, ne, tai darbas buvo, bet žinai, kaip sakau, iš tikrųjų, aš dabar tik su mano mokiniai, kurie treniruoja, pavyzdžiui, dabar tik supranta, ką reiškia būti ir treneriu, ir sportininku. Ir jeigu tu nori daryti ir tą gerai nebus. Aš sakau, tai žinai, man sunku aš žiūriu, kad aš neatsistatau, negaliu palisėti. Ir kažkas turi nukentėti nuo to. Tai ten savijauta, ar kažkur kažkam treniruoti, ar pats kažkur kažką nedadarai. Tai jau, sakau, labai sunku suderinti. Dar norisi 2 metus pavaryti ir viskas. Ir užbaigti tą karjerą. Vis tiek negali funkcionuoti 100% normaliai. Bet tas man ir veda. Aš jeigu jaučiuos gerai, kaip aš anksčiau jausdaus, nes kodėtų man kojų, tai aš net negalvočiau apie tai. Tu eitum ir darytum. Bet tu negali savim pasitikėti 100%, kai tu negali dirbti 100%, nes tu negali susudėm kojos, negali išties kojos, iš ryto tu eini, karočią, surakintas visas, pas mane tai ten bėdos labai rimto, žinai, ta prasme, ne tai, kad ten. Jo, bet tai tavęs klausant dabar taip, bet tai tu jau kovų savo gyvenime prasivedęs, esi tikrai atidavęs duoklę, jau tikrai esi koviniam sportui visiškai. Tai jeigu sumėgėjai visom kovom, tai apie 100 kovų. Nu, 100 kovų, tai vis tiek kažkada, tai dar sakai 1 metų galėtum dar planuoji tęsti karjerą. Aš sakau, aš su kiekvienos treniruotės save griaužiu, belė kaip skauda, ten viską, kojas ten paini. Būna dienų ten kartą, ten į mėnesį 2, kad tau neskauda.
būna, atrodo, wow. Tai tai pristabdė, nu realiai tavo karjerą kažkurio momentu, va tie meniski ir pristabdė traumos realiai. Taip, tai paskui aš 2.18, ašgi pasirašiau su kontenderiu. Jau 2.19, aš jau turėjau, pradėjau, nusimečiau svorį iki šiam vieno viską. Ir paskui atėjo korona. Viskas. Ir tada Tai tą Jacksonai... Tai aš 2.17 metais pirmą kartą išlėkiau į Jackson Wingą per savo gimtadienį, 3 savaitėm pasižiūrėti, kas ir kaip. Ten tikrai buvo nelengva, atvažiavau vienas, tarp jodžių, tarp visokių meksikonų, rusų, ten, nu žodžiu, buvo tikrai nelengva vienas ir turėjau įrodinėti. Aš pirmą nuvažiavau vienas be Ernestos apsižiūrėti, nes sakau, turiu apžiūrėti, nu ką čia bus. Tai vienas nulėkiau į ten 8 žmonės kambarį gyvena, škonkės kaip kalėjime, sumestos 2 aukštės, taip sėdi, žiūri, vienas, karočią atvarai, dar ten tokio vienas klauso, ten tokia amerikiečikas dainas ir paklausiau, žinai, kaip tu, žinai, kaip ką, jam pradėjau pasakoti, hey man, I don't care, sako. Vai, tu, karočią, gerai. Ir žiūriu, atėjau į salę pasportuoti, taip žiūriu kažką, jisai, davai. Tik pradėjo kelti tempą. Sorry. Draugelis buvo labai geras. Papasakok daugiau. Ir valgyt kažką padarydavo. Ne, tai taip turėjai įrodyti. Bet tai kaip aš, pavyzdžiui, mėgojau, paskui peilį pasidėjęs. Kaip aš su Dodsonu atsikovojau. Atkovau su Dodsonu. Jonas Dodsonas. Brolis Erikas, jo dabar Berknakal kovoja. Tai va su jais atvariau, ten, mano, ten 2-3 dieną buvo ir visą susirinko greitinėlį. Pro grupę ten, žinai, su didelėm pirštinėm šparingai. Ir su vertimai, žinai. Nu ir ką, kovom, ir tas pradėjo manęs toksai kaip klaunas, daro reziną. Ir pradėjau įsukinėti, bum, iš šonų žiūri, neruojas. Bum, ko įgavo, pasukau, bum, nuverčiau jį, o Jėzus, jis apakęs, karočiai. Ir žinai, ir žiūriu, kad jau ten griežtėja, žiūri, ten jau tarpusavyje šnekas. Jau galvoju, žinai, aš nežinau, kur aš esu, aš nežinau, kas čia per lygis. Žinai, kai Lietuvoje tu atvažiuoji kažkur kažką nuskriaudė ir kažkam kažkas nepatinka, visi įskeršyt ar kažką, žinai, žiūrės. O čia tu jau tu ką pasidėjau, aš taip įlygau mėgau, bet žiūriu, kas čia bus. Bet nieko, atsikėlėm, normaliai viskas, jau draugai tapom. Jo, jam įrodė, kad tai nėra ko juokauti. Nežinai, ko tikėtis, New Mexico, blogiausia pagal valstijas, Amerikoje valstija. Tai blemba, tai tu, nežinai ko, tu šiandien tą protuoji, girdi, pastoji šaudo, dar kažką, sakau, ten baisu buvo. Nu ir paskui taip. Ir su draugais, su treneriais, su sportininkais, jau tam Pečiai Miksas toks treniravosi tuo metu, dabar Bellatorio čempionas jau, tai su jais visais bendravom, pašlaikom. Daug ko susipažinom labai, daug užsidėjom autoriteto, pavyzdžiui. Daugam ir padėjau ruoštis, letinas laikyti, daug ir kovom padėjau ruoštis. Nu, tai tikrai daug patirties pasisėmiau būdamas Amerikoje ir kaip treneris, ir kaip sportininkas. Jo, tai tą patį noriu sakyti, kad tu daug išvažiavęs ten į Ameriką, į tos FCG-mus, tos visus, kur ruošia, tu ir kaip treneris daug pasisėmi, ne? Žiauriai daug pasisėmi. Vienareikšmiškai, 50-50, kai sako. Jo, mes patys pas tai einam, sportuojam, tai vis tiek nėra, kad Lietuvoje aš būčiau daug, kur esu prasportavęs, iš visi klubai yra, kiekvienas yra savaip geras, tai bet tavo tas yra, matosi, kad daug ir žiūrint UFC video, tarkim, ne, tos treniruočių sistemos, ne, pas tave įdėktos jau yra į patį tavo treniruotę. Pats matai, kaip treniruoja. Šiaip, tikrai stengiuosi paįvairinti, kad nebūtų, mes darom tą patį, bet kartais darom tą patį kitų kampų, nes jeigu darys tą patį to pačiu kampu, tai žmonės nebegalės patiem, nebenorės jau, sakyti, tą patį per tą patį, bet tu tą patį per tą patį gali kitų kampų padaryti, vesti kitus taškus, kitus ten detalės, kitas ir tu pamatysi, tu tada kitaip visai galvos, blema, čia taip smagu, čia viskas įvairu. Ir situacijose pripratęs prie kitų variantų, žinai, bet stengiuosi, tikrai stengiuosi dirbti, vadėl to ir sakau, ir treniruoti, ir sportuoti yra daug sunku dalykų, nes kiekvienai trefkiai tu turi pasiruošti. Ne tai, kad aš ateinu ten, darysim tą, tu pasirašai visą laiką planelį. Jo, tai dar grįžtam prie tos tavo išvažiavimų į Ameriką, ne, išvažiavai į Ameriką ir ten tas lygis, vis tiek, pirmą kartą tada buvai Amerikai pasportuoti pats asmeniškai, tai kaip tas treniruočių lygis, sistema, viskas, ten tie šparingai tokie, žinai, tai ant kiek buvo sunkiau, nes čia irgi ardavai, tai darydavai 2 treniruotės, 3 treniruotės, tai žinant netgi. Taip, tai to gyvenai, tai žinai, vieni dirba, kiti dirba kitur, žinai, tai sakau, aš tada grįžau ir supratau, kad mes esam geram keliui. Aš tik tą supratau. Nes aš atvažiavęs ten, aš techniškai jaučiausi tikrai pranašesnis už 70% ten tų lengvasvorio vienareikšmiškai. Ir techniškesnis ir galvojau, kad bus problemos, gaus stebuklas, kovos, nieko, minkšti, žinai, bet imtiniauja kitaip gerai situacijos. Ir žinai, kas yra pagrindas? Yra partnerių, belė kiek ir belė kokio plauko. Ir su belė kokia technika. Supranti, tu jeigu būsi su viena technika, tai žinai, vieni kiti atvažiuoja, tai vis tiek panašyta technika.
kad atvažiuoja iš Egipto, atvažiuoja iš Azerbaidžano, iš Indijos. Ir kiekvienas į kitą prisilietimą. Sambo, žinai, ten backgroundas, tada ten kažkoks į... Bet ten, sakau, ten primė mane kudo master vadino, nes iš ten tą savo per abi kojas, jos ten prieš italiojau normaliai, žinai, ten tą savo, kur per abi kojas, laukytė per vieną ranką, kėlė viršų. Tai va šitas ten, tai sakau. Bet sakau, taip užsitarnavom savo vardą, žinai, ir važiavom 3 metus, tai paskui su Ernest atlėkėm 18 metais, tada su Holy Home ten ruošėsi, mes irgi ten susijudėjom stipriai, taip, ir tuo metu jinai ir kovojo dėl diržo. Su Ronda, ne? Taip, ne su Ronda tuo metu dėl su kažko kitų dar kovojo, su Ronda jinai 2-13 ar kažkada kovojo, sena seniau, tai žodžiu, sakau, tai ir paskui jau važiuodavo kaip į namus, žinai. Ten ir atvažiavai antrą kartą jau viskas, tu jau ir į gerus kambarius, nes pačioj pradžiai ten 8-viečiai kambariai, paskui tu jau, sako, teik, sako, čia kambariukas. Nu, tau realiai nieks nieko neduos Amerikai, tu turi užsitarnauti, ten viską pats. Vienareikšmiškai. Tai, žinai, aš kaip pasižiūrėjau, kai žmonės to siekia, po šiai dienai, aš matau, Gyti gyvena, toks tenais. Po šiai dienai, matau, ruošiasi kovai, dabar mačiau kovas LFA, ten irgi UFC Fight Pass yra. Irgi ten gyvena tose dormuose, vadinasi Katos, Jackson Wingas 2 aukšte, čia 1 aukšte, tu eini sportuoji, narvas, viską, tu išeini, nori kovos atsigert, tu realiai ir tu per 2 aukštą matai, kas sportuoja. Tai va gyvendavai, tai tu turi kortelę, tu apačioje yra restoranėlės, ten žiauriai neskanu, bet kažką nusipirki, parduotuvėlę, duris ir salė didžiulė. Salė didžiulė ir dirbi. Nori, kada ateini, 3-5 nakties ateini, atvarai, žiūri juodaodžiai, muša letiną, žinai, ten prirūkia. Jom, ten taip, tai nueina, ten muštas letinas naktim. Dirba. Jie to gyvena, ta prasme nėra. Bet žiūrėk dabar į tavo karjerą, ne, pradžioj tu ten žiauriai daug kapojus, 18 metų, tai gal nebuvo to dar kelio praminto, to ne, į UFC patį, ne, ir dabar jūs čia tokį, dabar jau yra lengviau gal kažkiek, ne, papulti į tą lygį, ne. Blema, žinai, tas lengviau, tai tu belia kokį kelią iš tikrųjų turi praeiti, aš pažiūriu, kiek praėjo, kokį kelią praėjom su Ernesta, kada jie tik įdo. Ta prasme, čia nėra jokios sėkmės faktorius, turi įrodyti. Ir įrodėm, kovojom su priešo teritorijai konkrečiai, kur nacionaliniai šaliai, prancūzijai, nacionalistai, kurie niekada netiduos. Supranti, priimėm sprendimus, kovojom, ėjom, sakau, turime mes praeiti dabar tą mėšlą, jeigu nepraeisim jo, galbūt to komand treneris nedavė. Supranti? Kad reikia rizikuoti, tu turi rizikuoti. Jeigu tu tu turi kovoti su gerais, nesvarbu, kad ir kas bebūtų. Einam mėšlą dabar, o vėliau mes galim jau žiūrėti. Tai visi tą patį praėjom, mes irgi praėjom, vaikai tą patį, patikėk tu manim. Čia patiktai dabar, tai žinai, tai būna tą, žinai, atveju. Aš, pavyzdžiui, niekada nesirinku priešininko. Aš pasakiau, man tinka. Sakiau dėl to priešininko. Man tinka, nesvarbu, padarys svarį kovos. Kitą kartą atvažiuoja, kitą kartą neatvažiuoja priešininkai. Ir ką tu? Gali nuo to. Tu tik esi, skaityk, tu esi kovotojas to lygoje. Tu niekada neatsakysi, ne, tu nesakysi, aš nekovosiu su to. Koks skirtus? Tu rašysi, eini kovoji. Nėra čia taip, kaip daugam atrodo. Mes čia renkamės kovotojus. Taip nėra, taip nebūna pas mus. Viskas, yra kovotojai. Kovoja ir ne, toks ir toks, viskas. Donatai kovoja. Čia nėra, man jokingai čia renkasi. Tai, nėra taip dažnai. Ir kiekvienas priešininkas yra pavojingas savai. Ir nėra silpno. Va, su Kuba, kai buvo, matėt patys. Aš su juo turėjau kovą 18 ar 19 Vokietijoje, kai turnyre. Ir kažkas buvo, kad jis negalėjo, jam dar tada buvo 19 metų, žinai, ten žvaigždė. Ir mes susitikom čia po ilgo laiko, žinai. Tai va, aš irgi sunkiai ruošiaus, bet nesirašiau taip, kaip dabar ruošiaus. Aš ruošiaus gal 50-60% mažiau negu dabar. Nes dabar aš ariu kaip šuo. Tai žiauriai sunkiai iš tikrųjų, kaip arklys, tiksliau. Tas kvapus darau viską. Tai va, aš išėjau ir nepasiruošęs. Ir būtų sunku, jeigu būtų reikėję dar kovoti tą antrą raundą, aš nebūčiau, viskas gerai, man buvo, nebuvo taip, kad man buvo nelengva, man buvo nelengva, bet aš būčiau atkovojęs, bet tikrai būtų nelengva, žinai. Aš pirmą raundą išlošiau, antram raundą ten vienareikšmiškai išlošiau, antram raundą daužėmės, susirinkinėjau, bet irgi nebuvau pratęs prie to spaudimo tokio, supranti, nes mes, ir Herkus man iš vis sako, nekovok. Herkus su Nauriu, mes kur treniruojam, Herkus Lušūnas. Sako, nekovok, aš nenoriu. Sakau, nepasiruošęs. Sakau, kovoju ir viskas. Ir viskas. Sakau, noriu savo įrodyti. Sakau, bet Ignai, blemba, nesam taip pasiruošę. Atsimenu ranką išmušęs buvau žiauris. Sakau, noriu savo įrodyti, Herkau.
Nu ir ką, išėjau, namie atsimenu žmoną, jau matė irgi, jau man kažkas negerai, aš ir prakaituoju, nu jau psichologiškai jau. Tu jau tau kažkas kaip pasako, kad nepasiruošęs, tu pradedi, žinai, jau save gaudyti pats. Ir jau išėjau kovoti su tokiu nuovargiu, su tokia įtampa, žinai, ir viskas. Nu, ir va tau ir priešininkai, pažiūrėk, kad važiavo, ką aš darinėje, tvirtas eina į priekį, viskas. Pamatė, kad aš sunkiai kvepuoju, pajautė kraujo skonį ir viskas. O aš ten, pažiūrėjau, kaip jis neatsisėdo, aš pažiūrėjau tą kovą, kaip iš ten atsisėdo, tai šapakės. Ten tokių blynų privalgė, kad... Norėjai užbaigti kovą labai anksti, tu tada tą kovą. Tai va čia supranti, tai nerijau, ir yra momentas. Ilgo nekovojimo. Jo. Supranti? Perdegiai gal kažkiek, ne? Tiesas kaip ir trūkumas, tu nori išėti ir iš karto suvalgyti, nors iš tikrųjų čia viskas. O galutiniam taškė tu žinai, kad tu nepasiruošęs ir neturi tenais trim raundam pilno tanko. Supranti? Kad išmuši. Tai va tai eini bandai kažkaip ir čia su savim žaidži, nors žinai, kad negalima tokių dalykų daryti. Man pasakė, neįsidaužyk. Ir Herkusas, kaip jauties po pirmo raundų? Blogai. Blogai jaučiuosi. Bet tai va, ėjai kovoti su, sakai, alkūnės trauma, ranką išsimušęs. Ne, tai buvo, va, tai aš turiu nuotraukas, buvo pas mane išmuštas, nu, konkrečiai, išmušęs alkūnę ir nuo letenų laikymų, nes tai nepamirškim, mes treniruojamės, bet mes dirbam salėje po 13 valandų per dieną. Taip. Dar su žmonėm. Tai letinas laikai ateina, koks arklys 100 kilo, buvo muša šonė, nusisuka tą letą. Suprantate, va tokie va niuansai ir paskui problemos prasideda. Nedadeda, jo. Nu tai va, tai čia sakau, va, ir viskas susidėjo tuo metu į vieną, žinai, nuovargis, darbas, ten tas kovas, aš per 4 mėnesius 3 kovas prasivedžiau, nu tai skaityk. Su tuo vieną, antras su tuo ir su tuo trečią. Tai ten kovojau, skaitykim, lapkričio 20 ir gruodžio 22. O ar dažnai tekę buvo eiti, kad jau jauti, kad kažkokie yra padariniai, ne, tarkim, va, kaip alkūnės trauma, kojos trauma, ar dažnai yra tekę eiti kovoti, žinai, su japonais 3 kovas aš taip ir kovau. Buvo nusuktas čiurna, kelienas, kaip ir minėjau, plėšytas buvo 2.11, 2.12 dar 2 kovas su japonais prasivedžiau, abu vieną išjungiu, vieną prismaugiau. Tai va, supranti, bet tuo metu tu negalvodavai. Aš sakau, aš esu biškai psichologiškai irgi sudegęs, nes tuo metu tu negalvodavai. Tu jaunas esi, tau nieko negali būti. Man tėvas sakydavo, Ignai, tau reikia stabdyti, tau reikia pasakyti. Tėvai, sakau, aš mirsiu ringė. Aš geriau. Tai man va dabar tėvas priminė, nu tai kai, va, prisiminė, sakai, aš geriau mirsiu ringė, negu nekovosiu. Nu, tokias vat nesąmonės. Nu, tai vat, nes antiek norėjai tą daryti ir tu nieko, ir tu dabar jau kaip, nieks tau nieko nepasakys. Ir kai dabar jau pamatai, kad pas tave traumelės tos, tu pradedi, nu, tave kūnas tiesiog stabdo. Nu, nėra to maksimalizmo, nes nėra iš kur. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Tame prasidėjo, po Japonijos, ten plyšo kažkiek nutrūko tas meniskas, operacijos, viskas prasidėjo kažkiek jau, kaip sakyt, ne tai, kad žemyn, bet mažėjo gal kovų, perėjai tą K1, žinai, mažėjo kovų ir kada tame tarpe atsirado treniravimas, ar jis jau buvo ir kai jau buvo Japonija buvo, ar čia, tai, nu, nes treniruoju jau irgi virš 10 metų, žinai. Tai va, galiu ir pasakyti, tai galite mane pasveikinti, vasario 1 buvo jau 15 metų. Kaip nuo 2009 metų pradėjau treniruoti, turiu nuotraukas, Hebras, savo mokiniai, mano pirmi mokiniai buvo mano klasiokas, mano draugas iš Kijevo ir dar kitas draugas. Bet aš taip dariau, man 17 metų buvo, man treneris davė, va tokia istorija buvo. Istorija buvo to, kad man buvo čiurnos trauma dar anksčiau, 17 metų. Ir aš sakau treneriui, nu aš einu, negaliu kojo mušti. Ir man pasakė dar, žiūrėk, sako, nori karjerą baigti, turi nemušti, nes ten pas mane ir dabar su ta čiurna problema. Mušdavom tas makivarus ir pėdą nusukinėdavau, va tai važnai. Ir tas sąnarį ten pas mane gaudavosi toks kietas darinys atsirasdavo šonė. Nu ir viskas, nu ir ką, nu ir taip ir gavosi, žinai. Tai sako, biški pailsiek, patreniruoji. Tai žinai, tas gavosi taip, kad aš nuėjau į boksą, vat ką norėjau, mintį mane permušė ir paskui Tai nuėjau į boksą ir aš pabuvau tenais gal porą mėnesių ir per tus porą mėnesių porą kovų prasivežiau. Pas Bružą grįžau. Ir jis nenorėjo mane žiauliai paleisti ir treneris sako, davai, grįžk, sako, nu tai aš niekur net nebūčiau išėjęs. Gal jie tik tai, žinai, mano treneris man buvo kaip tėvas, žinai. Ta prasme, man jisai buvo, nu, tuo metu man buvo autoritetas, žinai. Ir aš neturėjau tokių minčių, kad aš išeitis. Sako, tu grįžk, sako, va, treniruoti pradėk. Ir aš pradėjau nuo 2009 metų, vasario 1 treniruoti.
Nu, Nuo mažos grupės pradėjai. Tai pradėjau nuo kaimyno klasioką turėjau, kurį visi šaipydavos, toks buvo, neminėsiu pavardės. Tai aš taip sakiau, davai, ateik pas mane. Pradėjau treniruoti, tai sakau, tą grupę surinkau, pačioje pradžioje 3 žmonės buvo, paskui 5, paskui 10, paskui 30. Yeah. Paskui 2012 buvo 86 žmonės vienoje grupėje, Tsunamio salėje. Tai ten buvo 200 kvadratų, tai visos salės. Tai žodžiu, buvo labai sunku treniruotis, bet visi norėjo. Nes, aš tą darydavau iš širdies, kaip ir dabar darau, dėl to, kad man tai patinka. Aš to gyvenu. Čia nėra mano ten kažkoks hobis, čia mano gyvenimas. Va tas ir yra, kad čia tavo, kai tu treniruoji, kad tas susidegimas, žinai, kad... Čia mano gyvenimas, žinai, ne visi tą, žinai, pasirinkę, visi kiti gyvena kaip hobį treniruoti. Čia mano gyvenimas. Aš to gyvenu nuo ryto iki vakaro. Bet visas tas treniravimas prasidėjo, kaip tu sakai, pirmas žmogus atėjo, po to auga to žmonių grupė ir viskas prasidėjo, tęsiasi Tsunamyje ir kada atsirado tas Fighters Land, pats viskas, kaip susikūrė klubas. Tai... Jau taip kaip atskiras darinys, kaip suprantu, kad jau ne po Tsunamio vardu, ne... Taip, tai žodžiu, ką mes iki 20 metų čia prasidėjo korona, mes dar treniravomės Tsunamį ir paskui pas mane atėjo taip netikėtai 2 draugai mano. Sakau, noriu sūnų atvesti. Sako, patreniruoti, girdėjau, kad neblogas treneris esi. Gerai, sakau, su malonumu priimsiu. Ir pradėjom treniruoti, visą kitą, paskui pradėjo tas kitas draugas irgi treniruoti, su kuriuo atvežė sūnų. Ir taip išsirito viskas, prasidėjo ta korona, mes ten salės neturėjom, išsirito viskas, sako draugai, davai, darom salę, davai. Ir viskas, savo mes 3 paėmėm, aš Renatas ir Vicka ir jie patikėjo manim visų pirma manim patikėjo kaip treneriu. Investavo savo laiką, savo pinigus ir paėmėm ir padarėm tą klubą visi kartu. Ir pažiūrėkit, tikrai per 2,5 metų mes daug nuėjom. Dar tik 2,5 metų, o mes jau turim tą klubą, tikrai nemažai padarėm, o gegužės mėnesį bus jau 3 metai iš tikrųjų, tai jau beveik, jau. Tai va, gegužės mėnesį 3 metai jau yra vienas UFC kontraktas. Taip. Ir turim neblogų kovotojų. Kiek kovojančių neblogų kovotojų. Heksagonės vieną turim. Tai ir iš tikrųjų, kaip, mes galėtume turėti daugiau, bet aš kaip sakau, kaip treneris nėra dar pasiruošę, žinai, bet aš, pavyzdžiui, matau tokį Žambą, kuris labai greit kyla, jisai dabar, užlipo ant tos bangos, kur ta banga turi plaukti ir mes nebijom stiprių kovų. Visos kovos, kurios buvo sunkios ir buvo rizikingos, bet mes priėmėm sprendimą, gerai pasiruošėm, turim ofigeną komandą, tai turim ir imtynių trenerį Kornelijų, kaip jūs matėte, dirba. Tikrai labai rimtas specialistas, kuris man patinka ir taip pat puikiai bendraujam su Serioga Greičyko, dalinamės patirtim. Tai visą šitą, kai gali... daug stovyklų darom. Taip, daug stovyklų darom, tai jie turi suprasti, kad tu turi to gyventi, ne tai, kad atėjau pasportau, tu važiuoti stovyklas. Visų pirma, turi būti ryšys tarp salės, turi dalyvauti. Tu pats buvai stovyklai, patiko. Dirbom, treniravomės, sunkiai arėm. Taip. Tai sprintai. Bet va čia va ir yra, supranti, ir tu po stovyklos pamatai, kas gali, kas nori. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu ten neduosi perlipti per save jaunimui ir reikės perlipti net per save varžybose, tai nieko nebus. Turi užsiaugdyti tą charakterį per treniruotis ir per sunkų darbą. Tai aš stovyklą savo, nuo 11 metų pradėjau daryti savo grupėje, o dabar jau šitus Fighters Lando grupė, tai čia dabar iš vis dar kitaip patobulėjus. Nauja stovyklų era, su Fighters Lando atsidarė nauja ir stovyklų era ir viskas pasikeitė apskritai gyvenime. Žinai, aš labai džiaugiuosi, kad tokius žmonės suradau iš tikrųjų, kurie atsirado mano netikėtai gyvenime, bet taip ir būna. Netikėtai, kai sakau, iš dangaus atsirado žmonės ir tokie žmonės aš juos labai labai vertinu ir didžiuojuosi, kad tokie žmonės mane supa. Kaip Renatas Vicka, be abejo mano mokiniai yra Ernesta, Džeivis ir visi kiti. Tai Deividas Žamba, trumpai tavo mokinys, pats dabar treniruoja, jisai, ne, Fighterlande kažkokią asmeninės grupės veda. Kaip tu matai jo dabar karjerą, kas jam toliau galėtų, kuris dabar kovoja? Tai aš labai matau, kaip labai rimtai iššūkį tam svoriui. Tai Lietuvoje, tai kaip jie su Juziku dviese ir yra likę. Tai jie daug kartų kovoja tarpusavį. Alex Juzikas iš Klaipėdos. Tai vienintelį tam svorį pagrindiniai žmonės yra, žinok, Žamba ir Juzikas.
O šiaip, aš kalbu apie MMA, bet Žamba gali ir kovėti kickboksais, jau tapo 2 ar 3 kartų Lietuvos kickbokso čempionu, Lenkijos kickbokso čempionu tapo. Dabar, kai buvo. Tai jisai labai papolės ant tos bangos, jisai labai geram kely yra, o kaip treneris, tai aš labai didžiuojuosi juo ir Ernestą didžiuojuosi. Tai čia nereikšmiškai, dėl to, kad jie nuostabus treneriai yra. O man kaip treneriui, kad juos užauginau teisingam kely, dar didesnis malonumas, kad mano yra svajonė, kad sportininkas, treneris ateityje pranoktų savo trenerį. Yeah. Suprantate? Man nėra to, kad kitiem treneriai, jisai geresnis. Man čia yra mano siekėmybė, kad mano sportininkai kaip kovotojai jau yra pranokę mane, tai Ernestas, tai čia reikšmiškai ir aš noriu, kad jie, nes man atsitiko tokia situacija, kaip mano kelienai, mano sveikata, aš turėjau pristabdyti, nes tos operacijos, aš 3 metus po operacijos buvau, kai man įdėjo geležį į kojas, ašgi dar norėjau su to geležį kovoti, kai sužinojo Gudas su Trumpisku, tai aš turėjau operaciją daryti lapkričio gale, tai jie man atkėlė prieš kovą, kad aš daryčiau, nes sako, tu supranti, ką tu darai? Ne viskas. Sako, tau čia, tau biški, dabar užtektų, kad blaukikiu, kad tau viskas atsidarys, nes ten paviršių geležis, tokį dydžio plokštė buvo, nes man kaulą visą nupjovė, nes kadangi menisko nebuvo, koja pradėjo eiti šoną, viskas. Ir man kiekvienas ėjimas, kaulas trynėsi. Ir jau buvo labai blogai, jau ekstra atvejis buvo, sako, arba dedam iškart sąnarį, arba viskas. Ir viskas, ir dabar tą operaciją, kai padariau, aš vėlgi, ta koja nesustilenkė pilnai. Negali funkcionuoti 100% ir kai tu negali 100% funkcionuoti, tu negali normaliai ruoštis. Ten, žinai, ten MMA kalbant, žinai, kad tai tik kojas kažką, labai skaudu, žiauriai norisi, bet kartais nebegali. Tai žinai, yra kaip yra, tai toks siekėmybė yra dabar sukovoti, dar kovoti kelis metus ir išeiti iškėlus galvą ir nert konkrečiai į treniravimą. Bet treniruotis, aišku, pačiam, pilnu chodu. Visą laiką, formą aš laikau visada, pas mane nėra. Ar aš treniruojuosi, ar neištreniruojuosi, aš visada formą, nes aš visada treniruojuosi. Kartais užsidėti, žinai, tas apsirengti ir parodyti, kas čia, žinai, kaip čia yra, žinai, kad jūs čia negalvokit, kad jūs čia čia taip ir būdavo, tai žinai, tai buvom netikėtas toks, tai žinai, aš irgi pasportuosiu, jau žiūriu, žinai, Žambas, tai prasivedė anksčiau, tai žiūrėkit, dabar, jeigu grįžtant prie šitos temos, o ne, kaip 2009 buvo metai. Aš vaikas, man 17 metų. Bet aišku, jau daug kas ten žinojo iš jaunimo mane. Ir ką, atėjo ten toksai vyresnis, žinai, pirmą trefkę, jie ten vyresni draugai buvo, žinai. Davai, sako, einam, pakovosim, ką tu čia treneris, pirmą trefkę atėjo, žinai. Davai, žinai, ir pakėlė baisiai tempą. Brum, šonis per anksti. Ir knarkė baisiai. Bet tai buvo, bet tu turi įrodyti, supranti, ateina kažkoks, Klys ir dėlioja, žinai, ką tavo mokiniai, žinai, ką tu čia mėnesį treniruoji mokiniai, žiūri, galvoja, kas čia bus. Kas bus, pas manęs to nėra, žinai, patys žino. Tai parodyti. Taip, ir tai būdavo, sakau, 12 metų iššūkiai tokie netikėti, visą laiką tokie, žinai, baigdavosi. Tai anksčiau bausdavai, taip su Šyro, Makivarą laikydavai, tai kai dar kojos sveikos būdavo, tai Šyro muždavau, tai skrisdavau po 3 metrus. Tai tokies nesąmonės, ateik palaikysi. Ateik Makivarą palaikysi, visi. Tai tokias, sakau, tokie, žinai. Ateik čia biškį laukiką parodysiu. Vingi viršų. Tai dabar, ką Ernesta, kovojo UFC, išsikovojo galimybę kovoti, prasivedė kovą, laimėjo, ne? Dabar kokia dabar sekanti stotelė tavo kaip trenerio su Ernesta? Tai kovojo mes jau, kaip žinot, gegužės 5 dieną Rio de Žaneire, priėmėm iššūkį. Vėl prieš vietinę, kaip ir sakiau, turim sunkiai kovą, kitaip nebus. Kitaip nepersilauši, tu šitam lygiai negali. Turi būti pripratęs prie viso mėšlo, kad būtų vėliau lengviau, kaip sakant. Bet čia gavo tam jau visi 300-nes, čia gavo... 301. Tai čia jo, bet čia jo visi pay-per-view. Bet jau pagrindinį vieną didesnių turnyrų, ne šiaip, kad tai... Ne, visi Fight Night. Taip, tai va, tą turnyrą gavom. Taip, bet ir gavom gerą priešininkę Brazilę, ten olimpietę dziudo, tikrai rimtai ir smūgiuoja gerai, tai tarp Kings MMA treniruojasi, kur Tysonas irgi treniruojasi tarp kitko su to Cordeiro, Rafael.
Kings MMA, nes kaip Taisonas muša, tai būtent tas treneris ir dirbo. Bet tai čia nieko nereiškia, ta prasme, kas dirbo. Mes žinom, ką mes turim daryti, žinom, kaip galim kovoti ir turim tą savo planą ir darom. Tai priėmėm tokį sprendimą su komanda, kad kovot. Aš, visą komandą, kurią jūs minėjot, kurie atsidarėm klubą, priėmėm sprendimą ir viskas. Ir ką dabar, kovo 25 mes jau išskrendam į Ameriką. Būsim tenais iki balandžio 25, paskui skrendam į Braziliją, ten atsistatom, klimatizaciją, svorio dabaigiam, sukovojam ir grįžtam. Tiesiai iš Amerikos skrisit, ne, į Braziliją. Jo, tai ten irgi toli, bet 2 valandų skirtumas taip, laiko, tai čia kaip ir pliusas yra, suprantate, nes jeigu tu skristum į kitą zoną ir vėl 10 valandų būtų, tada reikėtų kažkur kitur treniruotis, kad nebūtų to tokio lūžio, žinai. O dabar, tarkim, kaip ruošitės pirmai šitai, galima sakyti, Contender Series, tai UFC kovai, darėte vienokius, kitokius sprendimus priėmėt, ne, ir dabar prieš Braziliją. Ar kažką naujo pasirašymę taikot, neskaitant, kad technikos dalykų, prisitaikot prie technikos, bet tarkim ten su mityba, su kūriu kažkokiu ten, ar su visų atsistatymu kažkokiu gal pamatėte klaidų, kažką, ką galite geriau padaryti. Tai kaip ir minėjau, sakau, pernai metais, kaip važiavam į Ameriką, tai susipažinom su daug gerų trenerių, tai Jesus toks treneris dirba su, dabar į Reto Pūrija dirbo čempionų, kur tapo. Tai dirba fizuchą nežmonišką daro ir Ernestą visą laiką turėjom užduotis, kai kitą atvažiavimo ką daryti, Ernestas šoko žiauriai. Tai aš galiu pagal tai matyti, nes žiauriai pakylo jėgos atžvilgių, blyno atžvilgių, tai nežmoniškai pakylo. Tai turim trenerius, tai aišku, šioj kovoje visiškai viskai kitai bus, nes daug ginsimės nuo parterio, nes mes turim atsigburti ant žemės pagrindė, žinai. Tai tos stovėsnos bus mažiau biškutį, dirbama šiuo metu iki išvažiavimo, o paskui jau kaip planas susidėliosiu, dadėliosim viską. Bet tikrai daug dasidėjo tarp pas mūsų specialistų ir mitybos specialistai atsirado iš UFC, kur dirba su čempionais, nes norim išmokti svorį kitaip mes, todėl kad metimas Ernestos būdavo žiauriai varginantis, aišku, jinai padarydavo, bet tai norim tobulėti. Kad visur eiti į priekį, nei žingsnio atgal, kad nebūtų to stotelė, biški pavažiavau, biški žemyn atgal, kad stengtis tą stabilumą, kad ir mažai žingsniukas, bet į priekį. Jo, kaip sakant, kai kyla priešininkų lygis, turi kilti ir tavo lygis, kaip kovoto, be pasiruošimo lygis kilti, viskas turi eiti sistematiškai. Tai aš labai sakau, kaip ir džiaugiuosi, o dabar komandą turim Lietuvoje, tai tikrai labai rimtą komandą turim, su kuriais galim dirbti, Kornelijus, Herkus prisideda, tai tikrai mes saugiai jaučiamės, dabar tarp kitko pas Ernestą atvažiavo nuo 20 Lenkijos atstovė mėnesių laiko treniruotis, čia su komanda nusprendėm ir komanda patvirtino. Savaitę 10 dienų gyvens Lietuvoje, Renatas Suvickas pasirūpino, tai jie žodžiu treniruosis su Ernesta, gyvens ir toks bus prie pasirašymas, prie pagrindinį pasirašymą. Mes jau turim nuvažiuoti pasiruošę, mes negalim nuvažiuoti nepasiruošę ir ruoštis tenais, mes turim nuvažiuoti krūvą namų darbų turim. Kai būdavo vienai kovai ten 3 užduotis, ką turim padaryti, čia 14. Tai ir visur reikia pabūti, reikia visur susitvarkyti, kaip pavyzdys, žinai. Tai ir ties to ir dirbam, kad nuvažiuotų. Bet Ernestą mačiau salėje šiandien fizuchą darė net. Tai ta prasme nėra, nebūsiu. Nuvarė, padarė viskas, čia toks darbas. O dabar pats kaip treneris visą planą ruošė, arba jau, kaip sakyt, kaip ir sakau, kyla tas varžovų lygis, kyla pats visko lygis kyla. Ar jau daugiau kažką irgi pasiėmė iš tų pažinčių, ką susipažinai, Herkus yra, aišku, ar iš UFC kažką susipažinai, ką dar pasiėmė, ne vien, kad ten specialistus svorio metimui, bet Aš, pavyzdžiui, visą laiką tariuosi. Aš, kaip ir minėjau, po Jackson Vinko, kaip susipažinom su daug žmonių, tai ir jie žino Ernestą nuo senų laikų, ir žino, kaip kovoti, ir kaip žmogų, tai jie puikiausiai ją žino. Tai ir visą laiką pasitarėm, ir aš pasitariu, tokį planą turiu, ir jiems visą laiką tinka. Tai ir su Kornelijum pasitarėm, viskas tikrai, aišku, planas priima mes kartu visą laiką, galutinį tašką, bet aš, kaip ir minėjau, turiu aфиgeną komandą, kurią aš pasitikiu, kad aš galiu ateiti, aš matau, kaip Ernestą dirba, imtyniausiu Kornelijum, tai aš esu ramus, todėl, kad žmogus dirba konkrečiai, tai aš labai dėl to džiaugiuosi. Tai mano tokia svajonė ir buvo mūsų,
kad mūsų klube būtų geriausio lygio specialistai. Tai mums dar tik eina 3 metai ir mes norim tobulėti. Tai padarysim, kad dar būtų geriau. Tai dabar jaunas kovotas, ne, žiūri šitą podcastą ant balų, įsijungiu, ne, viskas, matau, tai Fighterlandas, aš dabar užsidegu noru, tai ką aš kaip jaunas kovotojas, kokie mano turėtų būti dabar pagrindiniai namų darbai, kad tapčiau tuo, pasižiūrė, Ernestą jau pramušus kelią. Tai kaip aš save turėčiau vesti pagal tave, ne? Kad tapčiau, kad man būtų pasiekiamas tas UFC ir ta svajonė būtų geriausia Lietuvoje. Tai čia, žinai, čia visų pirma, pradėkim nuo mažų detalių. Tai visų pirma, kaip ir sakei, turi būti geriausias vietoje Lietuvoje. Yeah. Turi dirbti nežmoniškai daug, perdirbti visus, bet to pačiu ir nepraras sveiko proto dėl polisio. Subalansuotas treniravimas, mityba ir visa kita. Tai ta prasme ir, viskas. Imtynės, partneris, jiu-jitsu, viską turi daryti. Ta prasme, visur turi būti geras. Laisvosios imtynės bazė, ką turi turėti laisvaisias. Tai MMA kovosi, boksas ir laisvosios imtynės dominuoja, sakyčiau taip. Yeah. Boksas ir laisvosios imtynės. Tai va šitus dalykus ir dirbt, važinėti stovyklas, klausyti savo trenerių, jeigu tavo treneriai yra kompetitingi, kaip sako. Jeigu tu jais pasitikė. Ir vienintelis dalykas, ką turi daryti. Pasitikėk savo treneriu. Jeigu nepasitikėsi treneriu, nieko nebus. Treneris jis niekada nepakiš, žinai, ten mato, kad stipresnis priešininkai jis niekada neleis. Kaip pavyzdys. Tu žinai tas visas istorijas. Tai negali čia įrodinėti kažką. Ateina ten toks ir toks kovotojas, ten matau, stovi su juo, aš neleisiu, arba matau, kad mano kovotojo daužais nepasiduoda, aš kovos treneriu, aš nelaukiu. Lygiai taip pat per KOK, Naglis. Tai aš pamačiau, kad bum pataikė tenais per tą pakaušį, užplaukė, o ką man kišt? Aš pats nuėmiau, ne, tai aš dar kažką, ne, viskas. Aš neklausiu. Man sportininkai reikalingi sveiki, o ne man sportininkai reikalingi traumuoti, pramušti ir paskui kai koinės nuskalbti ir išmesti. Mūšį pralaimėjai, bet karą laimėsi, ne? Norėjau paklausyti dar prieš tai, bet biškai nukrypom tada, kai buvo tau prasidėjo traumas, kaip tu sakai, eidavai, trauma yra, nėra traumos, noriu kovoti vis be galvo, žinai, tipo. O dabar kiek tu matai, jeigu ten kažkam kažką skauda, tarkim, aš nekalbu gal, kuris, žinai, ateina, sako, skauda pilvą. Kalbu, kur, aktyvus mūsų... Kur matai, kad nemeluoja, ten, žinai. Nemeluoja, kiek tu jam sakai, kad palisėti ar atidirbinėti, kiek, pats kiek save matai. Aš visada pas mane taip, aš iškart vėjų namo. Pas mane nėra. Jeigu man pasako, kad man biškis skauda, tai viskas. Jeigu tau sakai, kad biškis skauda, tai reiškia normaliai skauda. O kam save alinti? Tai žinai, ateina, matau, man yra ten Žamba, Ernestą, aš matau, arė kaip ne žmonės, bet jeigu nepasakysi, jie toliau varsi iki numirimo vos. Viskas, pamačiau, laisvas. Tu irgi grįžti namo. Dėl ko? Todėl, viskas. Todėl, kad tu matai, čia yra trenerio matymas. Tu per treniruotės, 40 žmonių sportuoti, tu turi visus sumatyti, visų veido, mimikas, viską. Kam sunkiau, kam ką turi stabdyti, eini palisėti. Žinai, kiti eina per prievartą, nori trenerių neparodyti, kad gali. Bum, pristabdai, bum tą, žinai. Kaip tu save kaip maksimalistą visą laiką. Jo, bet aš... Matai dabar pas kitus. Taip. Ar kiek tu nori, žinai, apsaugoti nuo to, ko pats... Sakau, ką mano treneris turėjo, bėda, tai jam mano sveikatai visiškai buvo nusispjauti. Tu. Tai, žinai, tai... Senų laikų mąstymas. Jų irgi negali pykti, žinai. Jos gal taip kažkas mokė, žinai, bet tai, to aš, tas man biškai liūdna, žinai, daro. Nes aš iš tikrųjų, kai pagalvoju, tai daug visokių situacijų buvo. Čia aš nepilu jokio pykčio. Tai aš pats galbūt treneris būdamas kažkokias klaidas dariau anksčiau, kai buvau treneris. Tai čia, žinai, čia... Arba pripažįsti, arba ne, žinai, visą laiką yra niuansai, žinai, bet aš sakau, prieš nieko blogo neturiu, prieš nei vieną kovotoją, intrigas nesivedu, jokius trenerius nesivedu, treneris, kiekvienas treneris yra treneris, pagarba jam, sportininkai. Tol, kol manęs neliečia, ten aš nesiveliu jokias intrigas ir jokias kalbas, žinai. Ir visą laiką sakau, žiūrėk, jei kažką nori, tai tik čia, žinai, kur mane rasti, ateina ir viskas, ir pasibaigia. Tie ypatingai, kurie niekada nekovoja su mumis. Tai gal pabaigai tokį paklausiu, dar disciplina ar motivacija? Blemba, aš tai sakyčiau ir tas čia tobulam kovotojui reikalinga ir disciplina, ir motivacija, nes be motivacijos nebus disciplinos, be disciplinos. Tai kas, aš disciplinuotus, bet kur aš, jeigu motivacijos neturės, tai ką aš, disciplina, kur mane nuves. Motivacija vis tiek turi turėti kažką, motivacija tapti čempionu. Jeigu bus disciplina, motivacija tapti Kauno miesto kudo čempionu, ar ten Kauno miesto kickbokso čempionu, tai žinai, taip ir bus. Kaip pavyzdys, tobulam kovotojui mano kim,
ir disciplina, ir motivacija, ir ryžtas, ir viskas turi būti. Tai gal klausimas tada, kur rasti tos motivacijos, nes kartais jos pritrūksta. Nu, čia turi rasti savyje, visų pirma. Motivacijos turi ieškoti savyje, čia nėra, man neturiu šiandien motivacijos nueiti maisto pasidaryti, o aš, pavyzdžiui, pas mane patį tai būnu. Aš tau sakau, aš neturiu motivacijos, man nėra, nes man nekyla ranka. Taip. Bet tu turi rasti, o dažnai ir nerandi. Tai va tavo atsakymas taip. Tai žinai, tas mane tas pats. Taip, rasti motivaciją į treniruotę. Tau turėtų būti motivacija, kad tu pradėjai tobulėti. Tau turėtų būti motivacija tame, žinai, ir viskas. Nes tu tikrai pats mes kiek kalbėjom, pradėjai judėti, pradėjai mušti jau kitai, visiškai absoliučiai, tas pats ir tau. Tai va tas jūs turėtų vesti, nes jūs kylate viršų, žinai. Eitume žemyn. Bet žinai, tada būtų blogai. Ir svarbiausia, neturi leisti emocijom tai valgyti. Nes jeigu leisi emocijom nugalėti, tai bus labai blogai. Ir nebus nei motivacijos, nieko, nes tada vien klaidos pasipils. Yeah. Tai pavai galbūt perinom prie žiūrovų klausimų. Tai ką, grįžtame prie žiūrovų klausimų. Turime nemažai klausimų, bet daug jų yra pakankamai panašių vienodų. Tai vienas visiems labiausiai opiausias klausimas buvo, ar kovosi kada nors UTMA, ar gauni kažkokį pasiūlymą, ar kažką. Tiesiog labai visi čia to klausia. Tai va, aš visiems atsakysiu. Tai žiūrėkite, man nėra kažkokio, kad aš čia dalyvausiu ten, nedalyvausiu ten. Aš dirbu su vienu žmogumi jau 15 metų, jau 16, jeigu kalbant svatus 17. Ir su to žmogum buvo ir kilimų, ir nusileidimų, bet vis tiek aš kartu dirbu. Tai aš nesimėtau ten, kaip vadinu, aš ten, čia ne kažkaip kaip šiukšlės, ten naisiu ten, vieną būnu pus ten, aš dirbu su vienu federacija daug metų ir man viskas gerai, mano sportininkai gauna kovų. Aš gaunu kovų, tai man buvo pasiūlymas, bet man tas pasiūlymas netiko, nes man nepatiko tam tikros aplinkybės ir viskas. Ir šiaip neturiu nieko beje, aš nei prieš tą. Aš tiesiog dirbu su viena, neturiu jokių absoliučiai blogų dalykų, kažkam ką pasakyti, valio, vieni daro savo darbą, gerai daro, vieni daro savo darbą, gerai daro ir viskas. Būkite laimingi visi ir nesipykite, kovokite, darykite rimtus turnyrus. O mes darom savo darbą, žinai, ir aš neprieštarauju ir prieš nieką neturiu nieko blogo, sakau, kaip ir ne prieš vieną kovotoją. Tol, kol manęs neliečia. Kitas žiūrovas klausia, kaip atrodė Igno Bariso ta vaikystė, paauglystė, kaip pats, žinai, pradėjai 14 sportuoti, aš kaip suprantu, tą visą kovinį sportą ir kaip, kadangi toks irgi nedidelis esi žmogus iš ūgio visą, ar labai norėdavo su tavim pasitikrinti kažką gatvėje, pasibandyti, kaip sakant? Tai, ne, sakykim tiesiai, pasimušt mėgdavo, aš ir būdavo taip. Paauglystėje, kas nemėgdavo pasimušt, aš nevadinsiu čia to idealaus trenerio. Būdavo visko tikrai ir dažnai. Bet, ta prasme, man buvo 13-14 metų. Tai aš kaip paauglys būdavau, mėgstau pasikalti žiauriai. O vaikystė mano tokia buvo, tai aš galiu tik pasakyti tiek. Kaimynų ir mamos siaubas naktim, nes salė buvo kambarį pasidaręs. Šitą istoriją norėjau paklausti, ar yra tiesa, kad tu buvai pasikabinęs bokso kriaušę kambarį? 4 kriaušės, buvo speedbagas, aš pirmam aukštą gyvenu. Aš pabandysiu tą nuotrauką suras. Speedbagas, didelė kriaušė ant senelės, maža kriaušė pastatoma. Ir dar tokia ant pristraukimų to, dar lengvutė apvali kriaušė keičia. 4 kriaušės. Ir aš filmuoju video, ten žiūrėdavau, aš ant tiek to gyvenau naktim, jau paskui net neįdavau. Kaimynai pačiai pradžiai darbiausdavo, nes ir muzikos groja, Taisno kovos. Iki ryto, aš iki 5-6 ryto ten rodau. Aš to sakau, žinokit, tokie būdavo smagus laikai, tai yra video pilna, pas mane namie pridarytas. Tampydavais, iki naktų žiedavai filmus, mokindavais savo rotą, kaip padaryti orį. Namo ten atsisukinėdavau, sakau, ten, bet tokia smagi vaikystė, bet mama reiktų pagalbinti, kada mama pripasakotų. Normalių istorijų. Lemba, aš bandau įsivaizduotą kambarį, kaip sėdėtas. Kambarys 18 kvadratų gal ir siena, ne? Tai vienam kampe va speedbagas, paleivovo visai speedbagas, turkiška senelė ta, tosisi į kopėtėlės, vienas maišas, antras maišas. Sakau, ne, bet taip būdavo, taip, smagu būdavo, o ką. Ir dar tas greitas, kur ant tokio stulpelio, žinai, džik, kur atgal grįžta. Vienas auklėtinis klausia, stipriausia auklėtiniai.
prašė surikiuoti. Sakė anonimiškai. Sunku iš tikrųjų, blemba, aš taip kažkaip labai nemėgstu. Bet į pirmą vietą... Čia provokacija, žinai, auklėti, nenori savo vardą iškirsti. Pristatom Ernestą. Ne, nu tai taip, tai čia faktas, jinai ir techniškai ir perdirba visus, nu tokia yra realybė. Tai daug yra iš tikrųjų gerų, aš nenoriu ten jų visų, tikrai, man tas visas penketukas, jūs žinot apie ką aš kalbu, jie tikrai mano, man netame esmė gali būti, kad techniškai, bet jie visi vieningi, jie kaip komanda dirba, stengiasi, važiuoja vieni kitus palaiko, tikrai, negaliu nei vieno, nei kito išskirti, bet jau tą vieną vienintelę, tai jau, nu, čia faktas, kad turime išskirti, todėl, kad, nu, Taip. Vienintelė, kai sako, one of a kind, žinai. Tiesiai iš Lietuvos tik kas antroji Lietuvė, tai Stoliarenko ir dabar Ernesta Kareckaitė jau iš Lietuvos. Dar kontenderiai silučiai įsivaizduoju. Neskaitau ten Rosna Majūnas, nes jinai nuo Amerikai, taip ir kaip ir... Ir gimus, nu jinai gimus kaip ir Lietuvoje, bet netrumpai. Jinai buvo ten, žinai. Aš nemoku kalbėti, atsiprašau, lietuvišką, sako, aš nemoku kalbėti lietuvišką. Ką? Aišku, klausia čia ir kokie ateities planai, tikslai kaip kovotojai ir kaip treneriai, bet man atrodo mes perkalbėjom čia. Tai sakau, kaip tas tikslas, tai sakau dabar tvarkingai dar atjudėti, gražiai užbaigti karjerą ir koncentruotis į treniravimą, žinai. Turime tokį klausimą. Ar norėtum sukovoti su Stebuliausku? Aišku, svorio kategorijos gal, bet jeigu nežiūrint į svorio, tai... Tai mes visų pirma esam bičiuliai seniai su Stebuliausku, seniai bičiuliai daug metų pažįstami ir išparingavęs anksčiau kartu ir ruošėsi kovom anksčiau kartu, tai aš negaliu čia norėsi, nesiveliu tas intrigas, mes jeigu norim, mes viens pas kitą nuvažiuojam ir pasišparingojam, ta prasme ir pakovojam, bet apie kovas aš nenoriu jokio čia pilkeraso, visai kita svorio kategorija ir žinai, čia bičiuliams kažkaip sakau, čia dabar žinai jaustis, čia tas paskui, kad tas geriau čia galvoja, kad yra ne. Ir laimi draugystė, kai sako. Žmogus iš 2015 metų klausia, ar kada nors bus kova su Danila. Oi, čia buvo daug metų. Tikriausiai, kaip čia dabar aš lyginčiau šią kovą jūsų, tai tikriausiai kaip dabar Pultaražius ir kokią Rimkenzą, kai bando padaryti kovą 6 kartus iš eilės ir vis nepavykdavo, vis kažkas sutrukdydavo. Tai ir jūsų tikriausiai panašiai istorija, kad viskas... Tai mes daug metų visą laiką taip buvo pakilimai ten kovot, vien su kitu ir kažkaip. Ir paskui kartu pradėjom treniruotis. Tai labai gerai abu dirbam, galiu tik tiek pasakyti. Geram kelyje esam. Jo, vis dar bandot parodyti tą aukščiausią lygį kovoti. Tikrai taip. Ir viskas, visi klausimai, nes daug klausimų buvo, tik tas pats pirmasis apie timį ir čia kažkas kažką. Tai man atrodo viską atsakėm. Ką, ačiū Ignai. Ačiū jums. Linkiu visiems. Ačiū. Jo, senis šlapia ranka. Linkiu. Jo, neduosis. Visiems linkime treniruotis, tikėti savim, dirbkit turėkit savo idėjas, turėkit savo svajonės ir bet kokią kainą siekit jų. Ir kai sieksit, tikėsit savim, savo treneriais, viską pasieksit. Čia vienareikšmiškai. Tik tikėkit ir darykit. O kai norėsit, viskas pasiimt. Pasiimt reikia tik tais. Pasiimt. Ačiū treneri. Ačiū.